atrištom akim. Diena iš kapo pakilus, Viešpatie, leisk jai atkimt. Tebūna jo žodžiai kilnūs. Pašauk ją, pašauk atsitiest ir laisvę iškelt kaip esmę. Štai mes ir mūsų tik tiek, kiek buvom ir kiek esam, kiek būsim šioj dienoj, sudygę augimui ir brandai. Ant žemės gyvi ir po ją paženklinti lietuvybės randais. Prie savo kalbos prikalti, prie istorijos prirakinti. Sakau jums, mes nekalti, mes tik labai iškankinti. Bet jau atrištom akim, bet vėliava jau pakilus. Viešpatie, leisk mums atkimt. Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra vasario 16. Diena labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Lietuvos taryba 1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje pasirašė dokumentą skelbiantį, kad remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Šiandien Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kartu su mumis Mažeikių rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė, vicemerai, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Ingrida Braziulienė, Valius Ąžuolas, Tomas Martinaitis, Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečiai, administracijos vadovai ir darbuotojai, Mažeikių rajono bendruomenių atstovai, miesto partnerio Saldaus, savivaldybės vicemerė Inta Vanaga, administracijos direktorė Nelija Kleinberga, tarybos narys Robert Sipnieks, administracijos darbuotojos Zanė Šteina ir Zanė Vėja. Pasidžiaukime. Na ir tarti sveikinimo žodį maloniai kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės merę Rūtą Matulaitienę. Labas vakaras, mėlieji. Nepaprastai džiaugiuosi, matydama jūs čia,
kad nepabūgote šalto žiemiško oro ir taip gausiai susirinkote mums visiems svarbę dieną pabūti drauge. Vasario 16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Sveikinu visus nuoširdžiai ir šitą šventę, kaip ir žinome, švenčia visa Lietuva. Švenčia ir Mažeikių krašto žmonės. Šiandien mūsų rajone gausų renginių. Rytą pradėjome nuo maldos už Lietuvą. Priėmėme mūsų svečius, kaimynus, delegatus iš Latvijos. Gražiai ceremonijoje iškėlėme Lietuvos trispalvę. Bėgome už laisvę. Šį vakarą susirinkę čia dėkosime mūsų žmonėms už nuopelnus mūsų kraštui. Stebėsime gražų šventinį koncertą. Mielieji, šiandien turime ką švęsti, turime laisvę ir už tą laisvę visi esame dėkingi praėjusioms kartoms, mūsų protėviams. O už tai, kad ateities kartos turėtų ką švęsti, šiandieną atsakingi esame mes. Todėl kviečiu visus, žiūrint į ateitį, kurti Lietuvą, laisvą Lietuvą, savo gražiais darbais ir nuoširdžia bendrystė. Su švente jūs visus. Ačiū. Sveikinimo žodį tars miesto partnerio Saldaus savivaldybės vicemerė Inta Vanaga. Labā diena, mīļi kaimiņai! Šiandien švenčiate savu valstybę atkūrimo 108 metines. Mūsu tautoms, Latvijiem ir Lietuviem, kēļas i nepriklausomībe nebūva lengas. Kiekviena valstība turi savu istoriju ir savu didvīrus, taču noras gyventi nepriklausomai ir laisvai vienija ir Lietuva ir Latvija. Šiandien sveikiname kaimiņus, šventes proga ir esu įsitikinusi, kad mūsu sienos visāda būs atvīros draugistei, pagarbai. Su gimta dienai Lietuva! Ačiū sveikintojams. Mažeikių kultūros centro mišrus choras Draugystė atliks Jono Vaišvilos ir Alfredo Butkevičiaus dainą Kviečia Žemaitija, Mikalojaus Noviko ir Antano Saulyno Jaunystės vaivorykštė, aranžuota Artūro Noviko, ir Regimanto Šilinsko daina Mano žemė Lietuva. Choras Draugystė diriguoja Richardas Grušas.
Paklausyk žmogau ąžuolų ošimo. Pilkapių tylos paklausyk žmogau. Akis praeities medžios tyliai rymo. Atmintis gyva, gelmiai dangaus. Deginta, išniekinta trypta. Atmintis, ji dar gyva, varguose užgrūdinta, tik mums šventa. Tu gyva, tėvynė Lietuva. Aukurų šviesoj tave pažinę, širdyse išsaugoja tave. Pinam aukso pynę gintarinę, tavo brangų vardą Lietuva. Šiandien, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, įteikiami Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimai. Mažeikių rajono savivaldybės taryba, pritardama Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos siūlymui 2025 m. gruodžio 18 d. nusprendė Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą suteikti biologijos mokytojui, visuomenininkui, Mažeikių krašto istorijos, kultūros, paveldo ir gamtos puoselėtojui Algirdui Vilkui po mirties. Įteikti apdovanojimą kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės merę Rūtą Matulaitienę. Apdovanojimą atsiimti kviečiame laureato artimuosius - seserį Sigutę Muciningienę ir dukterėčią Daivą Blaževič.
Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams, pasižymėjusiems ypač uoliu, sąžiningų darbų ir visuomeninę veiklą, už reikšmingus nuopelnus Mažeikių kraštui, jo garbei ir mažeikiečių geroviai. Išskirtinį indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą, aktyvų Mažeikių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Mokytojas Algirdas Vilkas buvo turtingos patirties kraštotyrininkas. Pedagogas savo asmeniniu pavyzdžiu skatino domėtis Mažeikių krašto istorija ir kultūra. Sukūrė internetinę Mažeikių krašto enciklopediją, parengė pluoštą renginių apie gamtą, Mažeikių rajono kaimus, Merkelio Raškausko gimnaziją. Algirdas buvo kompetentingas lietuvių tautosakos bei folklorinės atminties rinkėjas ir puoselėtojas. Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblio Alksna įkūrėjas ir vadovas. Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis Alksna. Ansamblio įkūrėjas Algirdas Vilkas.
Vasario 16-ąją ištarti žodžiai Lietuva, nepriklausoma valstybė, uždegta laisvės ugnis ir liepsnojanti meilė Lietuvai visada jungs praeities, dabarties ir ateities kartas. Tarti sveikinimo žodį kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narę Ingridą Braziulienę. Labas vakaras, brangus Mažeikių krašto žmonės. Labas vakaras svečiams iš Latvijos, labą vakarą meriai ir jums visiems. Šiandien Lietuvos gimtadienis ir mes jį švenčiame visi. Džiugiai, spalvingai, smagiai. Iš visos širdies norėtųsi palinkėti, kad kurtume visi drauge gražią, šviesią Lietuvą. Lietuvos ateitį tokią, kur jie būtų gyventi gerą visiems. Mažam, jaunam, senam. Taigi, gerbkime savo šalį, didžiuokimės ją ir būkime savo šalies patriotai. Sušventė jūs visus. Mažeikių rajono savivaldybės taryba, remdamasi Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos protokolu 2025 m. gruodžio 18 d. nusprendė suteikti Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklus už nuopelnus Mažeikių kraštui. Garbės ženklų apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už ypatingus nuopelnus, už didvyrišką poelgį, už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje, už reikšmingus neatlygintinus darbus Mažeikių rajonui ir bendruomenės labui, už svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, sveikatos apsaugą ir socialinę raidą. Taip pat visuomeninį gyvenimą, aktyvų Mažeikių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Įteikti garbės ženklus už nuopelnus Mažeikių kraštui kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės merę Rūtą Matulaitienę. Mažeikių rajono savivaldybės tarybės sprendimu garbės ženklų už nuopelnus Mažeikių kraštui apdovanojimas Aleksandr Novak. Aleksandr Novak yra aktyvus visuomenininkas, moksleivių ir profesionalių dailininkų darbų parodų, plenerų ir konkursų organizatorius. Jo mokiniai yra nacionalinių dailės olimpiadų finalų dalyviai, šalies ir užsienio konkursų nominantai bei laureatai. Aleksandr Novak nacionalinių ir tarptautinių parodų dalyvis, organizuoja tapybos, grafikos ir keramikos meno edukacijas. Jis Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas. Plojimai laureatui. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu garbės ženklų už nuopelnus Mažeikių kraštui apdovanojami Jadvyga ir Danielius Gedučiai. Jadvyga ir Danielius Gedučiai yra aktyvūs Pikelių parapijos ir bendruomenės nariai, asociacijos Kurime kartu įkūrėjai.
Jų veikla apima kultūros paveldo išsaugojimą, sklaidą, gamtosaugos stiprinimą, turizmo plėtrą, piligrimų kelio iniciatyvas. Jadvyga ir Danielius Gedučiai – bendruomenės veiklų telkėjai, edukacinių programų, ekskursijų, mokslinių konferencijų apie Pikelių paveldą organizatoriai. Jų iniciatyva – suremontuota Pikelių kapinių koplyčia, išleista knyga Atrastas ir atrandamas Pikelių krašto paveldas. Jadvyga ir Danielius Gedučiai nominacijos Meilės savam kraštui puoselėtojai, laureatai. Dar kartelį jūsų plojimai laureatams. Ačiū. Mažeikių choreografijos modernaus šokio studijos niuansas šokėjai. Vadovė Jelena Legenzovienė. Juozas Tumas Vaižgantas yra pasakęs: mylėdamas Lietuvą, myliu laisvę, kurią tegal man laiduot nepriklausoma šalis, mano tėvynė. Sveikinimo žodį tarti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narį Valių Ąžuolą. Labą dieną, mėly lietuviai, žemaičiai ir svečiai. Yra sakoma, žmogus stiprybė semiasi iš savo protėvių ir iš to krašto, į kurį leido šaknis. O mūsų protėviai per tą laiką buvo knygnešiais, kurie rizikuodami savim nešė lietuvišką žodį, lietuvišką raidę
ir lietuvybę. Ir ką jie patyrė per tą laiką? Vienu metu mes lenkėjome, kitu metu mes rusenome, na, o dabar mes pradėjome anglėti. Tad aš palinkėsiu kiekvienam iš jūsų būti šiuolaikiniu knygnešiu, kurie neša lietuvybę, tradicijas, moko savo vaikus ir įleidžia čia šaknis į savo kraštą. Su gražia švente jūs visus garbinkim, mylėkim Lietuvą ir savo kraštą. Su gražia švente. Dainuoja Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos vokalinis ansamblis Soliukai. Mokytoja Ramunė Šakinskienė. Akompanuoja Laimonas Vaišvila. Kiekvienais metais už socialinės, ekonominės plėtros spartinimą Mažeikių rajone apdovanojimui nominuojami mūsų krašto žmonės. Jiems įteikiamos Kalvio Virgilijaus Mikuckio sukurtas žymuo, vaizduojantis Mažeikių herbo simbolį žaibo strėlę. Mažeikių rajono savivaldybės merės Rūtos Matulaitinės potvarkių šiemet skirtos pilietiškumo puoselėtojos,
reikšmingo ir nuoseklaus indėlio į jaunimo pilietiškumo ugdymą, kūrybinių idėjų ir inovacijų puoselėtojos bei Mažeikių krašto garsintojų nominacijos. Įteikti apdovanojimus maloniai kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės merę Rūtą Matulaitienę. Savivaldybės merės potvarkių nominacija pilietiškumo puoselėtoja apdovanojama Irena Reivitienė. Irena Reivitienė, Lietuvos Šaulių sąjungos narė, pedagogė, bendruomenės veikėja, tremtinė, aktyvi ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį bei istoriją. Savo pavyzdžių skatina pagarbą tėvyniai ir jos istorijai. Kaip buvusi tremtinė, aktyviai dalyvauja politinių kalinių ir tremtinių bendrijos veikloje. Organizuoja renginius skirtus tremties aukoms atminti. Irena Reivitienė nuoširdi, veikli, bendruomeniška asmenybė. Ponia Irena, nepabėkit. Jos gyvenimas ir veikla yra ryškus pilietiškumo, patriotiškumo bei tarnystės tėvyniai pavyzdys. O dabar gausūs plojimai. Ačiū, ačiū. Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija reikšmingo ir nuoseklaus indėlio į jaunimo pilietiškumo ugdymą apdovanojama Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenė. Kviečiame gimnazijos direktorę Astą Žukauskienę. Merkelio Račkausko gimnazija yra seniausia mokykla Mažeikiuose. Joje dirbo ir dirba būrys iškilių ir atsidavusių mokytojų. Į gyvenimą išleidusių daugybę šalyje ir užsienyje žinomų žmonių. Šiemet gimnazija baigs jau 100 abiturientų laida. Gimnazijoje nuosekliai ugdomas jaunimo pilietiškumas, vykdoma ilgametė švietėjiška, kultūrinė ir neatlygintina veikla Mažeikių krašto bendruomenės labui. Gimnazistai savanoriauja nacionaliniuose renginiuose, pilietinėse iniciatyvose, dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose pilietinio ugdymo konkursuose, įvairių organizacijų veikloje, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija. Ačiū gerbiamai direktoriai, ačiū gerbiamai meriai. O dabar mums dainų Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų kvartetas Bros. Vadovas Laimonas Terasius. Akompanuoja Inga Grušaitė. Naktį žėrinčią ir žvainą, tų senų gatvelių dainą, atkartoja žingsniai mus. Bėga per stogų laimingą miegą, sidabrinį amžiaus sniegą, šešėlis toks trapus.
dviese, į naktinę miesto šviesą, į akmens nebylę vėsą, mes išeisim su tavim. Būki, tegul siaučia visos pūgos, aš sušildysiu tave žvaigždės ugnim. Ir tik nuo bokšto kris mūsų valanda, tokia skambi tarsi niekada. Apsnigta ir pūgos keli tokia balta, seni žibintai degs apsnigtuos kiemus, kažkas sapnuos apsnigtuos namus, o mes pūgoj vėl ieškosim gatvių šilumos. Dviese, į naktinę miesto šviesą, į akmens nebylę vėsą, mes išeisim su tavim. Bėga, per stogų laimingą miegą, du šešėliai mus balti tokioj naktį. Ba-da-do-da-do-a, ba-do-a, ba-ba-do-da-da-do-da-do-a, ba-do-do-do-a, do-a, do-do-do-a, ba-do-do-da-do-da-do-a, ba-do-a, do-do-do-a, da-do-da-do-a, do-a, do-a, da-do-a. Dviese, į naktinę miesto šviesą, į akmens nebylę vėsą, mes išeisim su tavim. Bėga, per stogų laimingą miegą, du šešėliai mus balti tokioj naktį. Du šešėliai mus balti tokioj naktį. Du šešėliai mus balti tokioj naktį. Tokioj naktį. Aplodismentai, vaikinų ansamblis Bros. Laisvė ypatinga vertybė. Nepakanka ją iškovoti. Ją būtina saugoti. Laisvė kaip vertybė turi būti nuolat patvirtinama, įrodoma kasdieniu savo gyvenimu ir atsakomybę. Sveikinimo žodį tarti kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narį Tomą Martinaitį. Labas vakaras, gerbiami Seimo nariai, gerbiama merė, savivaldybės garbės piliečiai, tarybos nariai, miesto partneriai, svečiai, visi susirinkę kartu švęsti mūsų valstybės gimtadienį. Prieš daugiau negu 100 metų laisvės žiedas subrendo. Subrendo ir pražydo būtent 1918 vasario 16. Ir ilgai apie laisvę neišdrįso svajoti. Daug žmonių, daug signatarų patikėjo, kad laisvė įmanoma ir jų nesustabdė net ir šimtmečiai valstybės padalijimų, priespaudos, kalbos ir kultūros mūsų slopinimas ir naikinimas. Laisvės žiedas pražydo ir šiandien taip pat tebešviečia. Taip, 100 metų praėjo, buvo daug įvairiausių susiskaldimų, okupacijos metų. Laisvės žiedas taip pat šalo ir Sibiro tolybėse ir partizanų žeminėse. Vis dėlto mūsų laisvės žiedas išgyveno ir šiandien vėlgi dar kartelį gražiai pražysta čia, Mažeikiuose, pirmiausia, žinoma, tų nominantų įvaizdyje, kurie kiekvieną dieną taip pat puoselėja mūsų šalį, puoselėja laisvės žiedą, laisto jį savo gerais ir nuoširdžiais darbais. Vis dėlto taip pat turime suprasti, koks traspus tas yra laisvės žiedas. Visai netoli nuo mūsų herojai kovoja kare, kovoja už savo ir mūsų laisvę.
Taip kad kiekvienam iš jūsų norėčiau paraginti neprimti laisvės kaip duotybės. Raginu būti vieningais, dorais savo valstybės piliečiais, kad visada būtume pasirengę šią laisvę apginti. Su mūsų visų gimtadieniu, mėlyjeji. Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija kūrybinių idėjų ir inovacijų puoselėtoja apdovanojama Lina Černauskienė. Maloniai kviečiame į sceną Mažeikių rajono savivaldybės merę Rūtą Matulaitinę. Na ir žinoma, mūsų mylima Lina. Lina yra Mažeikių kultūros centro dizainerė, savo kūrybinę veiklą ženkliai prisidedanti prie Mažeikių kultūros centro ir viso miesto estetinės kultūros puoselėjimo. Jos darbai papuošia viešasias erdves ir suteikia joms išskirtinumo. Lina puikiai derina tradicinius meninės raiškos būdus ir šiuolaikinius informacinių technologijų sprendimus. Kūrybos rezultatai išsiskiria aukštą estetiką, subtiliu meniniu skoniu. Lina atsidavusi darbui, iniciatyvi ir bendruomeniška. Talentinga, atsakinga ir novatoriška kūrėja. Lina Černauskienė.
Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija Mažeikių krašto garsintojos apdovanojamas instrumentinis duetas dvi Ingos. Inga Grušaitė ir Inga Šiaulytė Buivydienė. Mielos Ingos, kviečiame jūs į sceną. Kūrybinis tandemas pasižymi aktyvia koncertinė veikla. Jų muzika skamba valstybinių švenčių minėjimuose, kultūros ir labdaros renginiuose, muziejuose, bibliotekose, dvaruose, bažnyčiose. Jos garsina mūsų miestą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Koncertavo Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje. Dueto veikla išsiskiria kūrybiškumu, profesionalumu ir bendruomeniškumu, o pasiekimai reikšmingai prisideda prie Mažeikių krašto kultūrinio žinomumo ir prestižo. Inga Grušaitė ir Inga Šiaulytė Buivydienė. Ačiū. Ačiū Ingoms, ačiū meriai. Ta šila apjuosta vaivorykštės juosta. Ta žemė rasota. Ta kvepianti soda, ta gintaro sauja, ta tekančią saulę, ta skrendantį paukštį. Ta ąžuolą aukštą, virš jo tą mėlynę, vadinam tėvynę. Dvi Ingos. Pasiklausykime jų atliekamo kūrinio Sniegas.
Sakyk, kad laisvė mylime, labiau net už gyvenimą. Mes gyvenam ateitį, laisvė, laisvė. Sakyk, kad mylim Lietuvą, labiau mes už gyvenimą. Ir dainuok visą širdim. Laisvė, laisvė, tu vienintelė tikra. Laisvė, laisvė. Ir sustot, vėliavėlėm plevėsuot. Laisvė, laisvė, štai tu vėl pas mus grįžai. Kol gyvenam laisvėj mes, kad iškelkime taurę. Šoksim ir dainuosime. Laisvė, laisvė, duodai viskas, kas yra. Laisvė, laisvė, duodai viskas, kas yra. Atsigrįžtų tik siena, sukit, sukit girnelės, linksminkit jūs mane, sukit, sukit girnelės, linksminkit.
linksminkit jūs mažų, žų, 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 žų. O jūs mano rankelės, vis po sunkius darbelius, zūkit, zūkit girnelės, linksminkit jūs mane, zūkit, zūkit girnelės, linksminkit jūs mažų, žų. Dreba mano širdelė, vis nuo sunkių darbelių, zūkit, zūkit girnelės, linksminkit jūs mane, zūkit, zūkit girnelės, linksminkit jūs man. Malu, 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 malu. Aš viena, aš viena, zūkit girnelės, zūkit girnelės. Kai naktį vėliai prabundu ir savęs aš nepažįstu, kai žinau, kur gyvenu, bet namo negrįžtu, kai vėl ir vėl ir vėl bandau gyventi iš naujo, nors bijau, kad klystu. Iš anksto aš atsiprašau visų, kurios paliesiu ir išnyksiu, ir nieko mums baisus nebus. Sakai ir vidury nutyli, ir skauda šios dainos žodžius, ir nieks nemato ir negirdi. Kai naktį vėliai prabundu ir savęs aš nepažįstu, kai vėl ir vėl ir vėl bandau, bet greičiausiai imsiu ir išnyksiu. Aš lauksiu tavęs, kai nieks nematys, nematys. Aš noriu išeit, kad galėčiau grįžt. Tu viską giliai jau pažinai, pažinai. Kam nelemta, tas niekada ir nesudygs, nesudygs. Kai naktį vėliai prabundu ir savęs aš nepažįstu, kai žinau, kur gyvenu, bet namo negrįžtu, kai vėl ir vėl ir vėl bandau gyventi iš naujo, nors bijau, kad klystu. Iš anksto aš atsiprašau visų, kurios paliesiu ir išnyksiu. Aš lauksiu tavęs, kai nieks nematys, nematys. Aš noriu išeit, kad galėčiau grįžt. Tu viską giliai jau pažinai, pažinai. Kam nelemta, tas niekada ir nesudygs, nesudygs. Aš lauksiu tavęs, kai nieks nematys, nematys. Aš noriu išeit, kad galėčiau grįžt. Tu viską giliai jau pažinai, pažinai. Kam nelemta, tas niekada ir nesudygs, nesudygs, nesudygs. Kol dar
lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man. Kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. Kartoju paprastus žodžius, tie žodžiai man ir tau. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos merginų vokalinis ansamblis Inkanto. Vadovė Natalija Dapšienė. Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų šokių studijoje Niuansas. Mažeikių kultūros centro vokalinis ansamblis Salomėja, Viktorija, Modesta, Alfredas ir Remigijus.